Noriu pasidalinti vieną istoriją šeimos, kaip uošvienė liko be buto ir be anūkų. Tai elementari situacija, tiesiog vyresnio amžiaus žmonės dažnai nori būti šalia vaikų, anūkų ir pardavė savo mieste butą ir norėjo jau planavo įsigyti tokį panašų butą kitam mieste, bet šalia vaikų. Bet žinot, gyvenimas yra gyvenimas ir kažkaip tais tą sužiūrėjo žentas, galvojo, wow, yra pinigų, ne? Ir kaip tik galbūt buvo pradėjęs verslą ir kažkodėl tai sugalvojo iš uošvienės pasiskolinti tuos pinigus. Na ir turbūt buvo labai saldžia liežuvis, tikrai kažko prižadėjo turbūt, kad tikrai ta uošvienė norėdama būti gera, jinai tiesiog paskolino tuos pinigus tam žentui. Nu ką, žentas kaip geras verslininkas, kad parodytų, koks jis sėkmingas, nusipirko sportinį automobilį, paskui turbūt tikiuosi kažkiek tų pinigų gal ir investavo į verslą, bet rezultatas yra toksai, kad bankrutavo. Taip, reiškia, tų pinigų nebėra. Ir maža to, dar jisai, kadangi nepasisekė versle, tai jisai dar susirinko vaikų šeimą ir išvažiavo į užsienį. Tai dabar uošvienė liko tame mieste, be buto, be pinigų, ne? Ir kaip ir nėra ką kaltinti, ne? Taip gavosi, žinai, dabar, kad santykių turbūt dar labiau nesužlugdytų, tai turbūt toksai, nejaukus momentas. Tai čia dėl ko aš tai pasakoju, kad labai dažnai seneliai tikrai padeda ir tiems anūkams ir vaikams, bet neįvertina, labai žinoma, mes tikim savo tais artimaisiais, kad čia viskas bus gerai, bet gyvenimas yra gyvenimas ir tikrai kažkurioje vietoje gali nepasisekti. Dėl to kartais, kai gyvenime darom sprendimus, visada reikėtų, bent jau pagal rizikų valdymą, reikia vertinti 3 dalykus. Viena, kaip fainiai aš gyvensiu, jeigu man pasiseks. Antra, priimti realistinį variantą, kad, bus ir sėkmė, ir nesėkmė, bet kažkoks tas viduriukas. Trečia, labai reikia įsivertinti, o kas bus, jeigu tikrai nepasiseks. Ir jeigu matot, kad kai nepasiseks, tikrai nukentės daugiau žmonių, galbūt reikėtų tikrai dar kartą permastyti savo sprendimus. Ir šitoje vietoje galbūt pasitelkti kartais specialistus, kurie leistų racionaliau įvertinti šitas rizikas. Taip kad būkite atsargus, ypatingai uošvienės, neatiduokit pinigų ypač jaunimui, kurie dar tik gyvenimo mokinasi ir daro savo klaidas. Tai geriau jie tegul daro klaidas iš savo pinigų, o ne iš artimųjų.